Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pasidalinti 3 klausimus, kuriuos turėtum laikas nuo laiko užduoti savo tinklinio marketingo versle, kad, padarytum tokią inventorizaciją ir padėtum savo judėti link savo tikslų. Tad jeigu žiūri šio video įrašo, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba nauja į komentarus. Norėčiau pasakyti tau labas, pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, 3 klausimai, kuriuos turėtum užduoti savo tinklinio marketingo versle. Ir tai nėra vienkartinis dalykas, tai yra kažkas, ką aš rekomenduočiau daryti, laikas nuo laiko, reguliariai. Ir pirmas klausimas, kurį turėtum savo užduoti, tai yra, kur tu šiuo metu esi savo versle. Ką tai reiškia, kur tu esi savo versle? Bendras paveikslėlis, taip reiškia, kiek tu šiuo metu uždirbi savo versle, kiek pas tavai yra komandoje žmonių, kiek tu turi klientų, kokiame lygyje tu esi, kokius galbūt veiksmus darai reguliariai, arba kiek laiko skiri savo verslui kiekvieną savaitę ir panašiai. Taip, reiškia įvardinti, kur šiuo metu tu esi savo versle. Tiksliai, taip, reiškia, nes vėlgi, kartais mes norim save apgaudinėti. Kartais mes slepiamės nuo tos tiesos, nuo tų tikrų skaičių, taip, ir norim apsimesti, kad viskas gerai, kai iš tikrųjų galbūt nėra taip gerai, kaip mes įsivaizduojam, taip. Tad geriausiai šitą pratimą atlikti ant popieriaus, taip, atsisėda ir susirašai, uždirbu šiuo metu tiek per mėnesį, tiek aktyvių žmonių komandoje turiu, tokiame lygyje su tiek valandų skiriu verslui per savaitę, taip, tiek veiksmų padarau ir panašiai. Antras klausimas, kuris yra labai svarbus, tai yra, kur tu norėtum būti savo versle už 12 mėnesių. Taip, reiškia, praeina metai, kitų metų vasaris, pavyzdžiui, kur tu norėtum būti savo versle. Vėlgi, kokiame lygyje tu norėtum būti, kiek komandos narių norėtum turėti, kiek norėtum uždirbti per mėnesį, kiek norėtum laiko skirti verslui, kokius veiksmus norėtum daryti ir panašiai. Taip, ir vėlgi, nupiešk tą paveikslėlį, taip, padaryk būtent tą viziją, taip, kur tu norėtum būti už 12 mėnesių. Ir tada trečias ir labai svarbus klausimas, tai yra, kokie iššūkiai šiuo metu tau trukdo būtent pasiekti tą tikslą. Kur yra blokas, taip, kas tau trukdo šiuo metu? Nuo to, kur tu esi, papulti ten, kur tu nori būti, taip? Kas galėtų užkirsti tau kelią, taip? Pavyzdžiui, ten tu nori būti už metų laiko, bet kas galėtų tau užkirsti kelią? Kokie dalykai, taip? Galbūt kažkokie išoriniai dalykai, o galbūt kažkokie vidiniai dalykai, taip? Pavyzdžiui, galbūt, kad tu nepadarysi veiksmų, galbūt tinginystė, taip? Ar ten neprisiversi savęs daryti, o galbūt žinių trūkumas, galbūt įgūdžių trūkumas ar panašiai, taip? Bet vėlgi, įvardink visas tas priežastis, visus tos iššūkius, visas tas problemas, kurios šiuo metu stabdo tave būtent nuo to, kad pasiektum tą tikslą už metų laiko. Ir tada kas atsitinka? Tu turi aišku paveikslėlį ir aišku planą, ką dabar reikia daryti. Reiškia, turi dabar padaryti viską, kas įmanoma, kad visus tuos iššūkius pašalintum, taip? Nes jeigu tie iššūkiai yra blokai, taip, yra stabdžiai tau pasiekti tą rezultatą už metų laiko, tai reiškia, ką reikia padaryti? Reikia pašalinti visus tos blokus, pašalinti visus tos stabdžius. Ir kai kurie iš tų dalykų, tu tuos dalykus galėsi padaryti pati arba pats nepriklausomai. Taip, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, vienas iš stabdžių yra, kad aš bijau, nemoku daryti gyvų transliacijų ar ten viešojo kalbėjimo. Tu gali tiesiog užsibrėžti savo tikslą, pradėti skaityti apie tai, mokytis apie tai ir tiesiog įvaldyti tą įgūdį. Taip, nepriklausomai. Kiti dalykai gali būti, pavyzdžiui, jeigu trūksta atskaitomybės, taip, neprisiverti save daryti ar panašiai. Galbūt reikės kito žmogaus pagalbos, taip, galbūt reikės, kad tavo lyderis ar tavo mentorius taptų tavo atskaitomybės partneriu, taip, kuriam tu galėtum atsiskaitinėti ar kuriai tu galėtum atsiskaitinėti kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę savo padaromus veiksmus, kad šiek tiek tave pakontroliuotų, kad šiek tiek padėtų tau išlikti
būtent susikoncentravusiai arba susikoncentravusiam link savo tikslo. Taip? Bet jeigu tu atsakingai žiūri į savo verslą, jeigu tu iš tikrųjų nori pagerinti tos rezultatus, tu visus tos iššūkius pasidarysi planą, kaip susidoroti su visais tais iššūkiais, kurie tave stabdo. Ir teoriškai, jeigu tu visus tos iššūkius, visas tas problemas, visus tos blokus pašalini, tada nėra jokios priežasties, kodėl už 12 mėnesių tu neturėtum būti ten, kur tu nori būti ir realizuoti savo tikslų. Tai va, toks patarimas šiandien, labai tikiuosi, kad buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, pasidalink šio video ir taip pat kviečiu tave į numeris 1 Inkleo marketingo mokymų bendruomenė Čempionų lyga. Jeigu norėtum gauti mokymus kiekvieną dieną, būti atskaitomu arba atskaitoma kiekvieną savaitę, užpildyti ataskaitą, laimėti prizus, nemokamus mokymus, kartais net asmeninę konsultaciją su manimi ir gauti kalną kitos vertės, labai kviečiu tave į Čempionų lygą. Jeigu nori sužinoti daugiau, spausk ant nuorodos šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją ir pasimatysime jau Čempionų lygos viduje. Geros dienos ir iki greito. Čiau, viso. Iki.